Gal tu žinai? Einam toliau. Šitas atrodo senas, bet toks gan patyręs. Irgi tyli. Man atrodo policija, jeigu aš paklausiu, daugiau pasakytų. Tikrai yra daug skirtingų žmonių ir normalu, kad žmonės negali releitinti su visų kontentu, ką jūs galvoja daryti, ką jūs mąstote ir kaip jūs įsivaizduojate, kad dalykai bus. Pavyzdžiui, irgi esu centre, jeigu žmogaus paklausiu, bus toks pat rezultatas, kaip aš klausiu sienos, jeigu aš norėčiau nuoširdaus atsakymo, ko aš tikiuosi. Bet kaip žmogus gali man padėti, jeigu aš nežinau, ko aš tiksliai klausiu, tam ir darau šitą video. Jeigu tu pasidalini savo draugam verslą, ką tu pradedi daryti, bisniuką, tai galop tu arba atrodo atsisveikini su draugu, arba galvoja, kad blema, gal man iš tikro to nedaryt, jam nepatinka, jiem nepatinka, gal čia šūdas, gal nebevystyt. Pavyzdžiui, jeigu pradedi dropshippingo verslą, pradedi greit šnekėti, nes aš matau jų kamerą biškai įsikraunu, sukuriat website, atsirenkat produktą, pradedat reklamuoti, kišat pinigus, duodat influenceriam prekę, kad pareklamuoti. Ir truputį gaunasi, truputį ne taip, kaip tikėjotės, pasidalinat šeimai, draugam. Ir kas rezultatai gaunasi? Žmonės iš savo prizmės pradeda duoti feedback. Kartais feedbackas ok, o kartais būna toks, kur... Nežinau, man tai atrodo, jeigu ten būtų raudonas produktas, tai geriau atrodyt. Jeigu website'as būtų žalias, tai aš pirkčiau. Bet, ne viskas priklauso nuo to žmogaus kitą kartą, kuris, nesinaudoja dropshippingo saitais. O jeigu žmogaus ir žino, kas yra dropshippingas, tai, nežino, kur reklamuojama auditorija ir kas bus ta grupė, kuri sukuria tą visą perkamąją galią. Teisingai. Daug skirtingų aspektų, daug skirtingų grupių. Čia kaip, pavyzdžiui, žmogus, kuris dirba dviračių parduotuvėje, jis nesupras, kodėl reikia pirkti laidus su internetu susijusius, nes laidai dabar su akcija, arba kietieji diskai su akcija, ir tu galėsi, pavyzdžiui, po 2 metų uždirbti daugiau, jeigu dabar supirksi daug, parduosi. Tas pats ir su kokiais bitcoinais ar akcijų birža, žinai. Bet kas gali sakyti, ir jeigu tu nesi iš tos pačios kategorijos, normalu tikėtis, kad žmogus tau su visais geriausiais intencijom ir draugystėm, jis tiesiog nepadės, nes to neįmanoma padaryti. Tai šitam video aš pasakysiu, ką daryti, jeigu tu neturi tokios auditorijos ir jeigu tu nori susirasti žmonės, kurie tau, padės vystyti tą versliuką. Iš tikrųjų, galiu pasakyti, labai malonu Vilniui filmuoti. Norint susirasti žmonių, kurie padėsim vystyti verslą, tai pirmas dalykas, tai aš rekomenduočiau jungtis į grupės, į redditus, subredditus, ieškoti, landžiot, scrollint, ta prasme, čia parodysiu pavyzdį tikrai, kaip taip daryti. Antras dalykas, jeigu jūsų verslas yra, ne nišinis, jau yra kažkas tai vystę, tai kaip pavyzdys, jūs sugalvotumėt batų verslą daryti, tai pažiūrėkit, pavyzdžiui, kur parduotuvės yra įsikūrusios, kur prekės yra gaminamos, ar viskas siunčiama iš Kinijos, ar viskas siūnama Lietuvoje, kodėl, pavyzdžiui, raudona spalva, kodėl yra čia raudoni suoliukai. Oi, kaip neskanu dabar bus pasakyti, bet vienas iš dalykų, ką net reikia daryti visiems, tai savanoriauti, paaukoti savo laiką, skirti laiko, kad kitas žmogus būtų turtingesnis, esnis kažkoks, kad, tu galėtum išmokti pamokų. Nes realiai, nieks neparduos tau savo know-how, savo patirčių, kaip ką daryti. To nebus, ta prasme, nereik net svajoti. Bet jeigu tu jam duosi savo laiko, pavyzdžiui, dirbsi kokioj kaviniai, kaip čia už nugaros, nežinau, matosi, turbūt, ar čia yra kavinė. No problem. Jeigu tu skirsi laiko, susipažinsi su visų personalu, suprasi, kaip veikia sistemos, kodėl jos yra reikalingos, pavyzdžiui, kaip skaičiuojami mokesčiai, kodėl jie yra skaičiuojami, kas bus, jeigu jie nebus skaičiuojami. Prasme, kiekvienam žingsniui yra tiek daug apgalvotų dalykų, kuriuos tu gali tiesiog joink ir nučiaudyti, ta prasme, ir savo pasim, kai darysi savo versliuką. Čia aš paėmiau kavos verslą kaip pavyzdį, bet jeigu tu darysi, pavyzdžiui, džimus, ne? Tai gali nueiti į džimą pas savininkas, sakyti, aš tu padėsiu būti treneriu ir ranint tavo biznį. Žinau, kad čia skamba be galo lėkštai, bet, Aleksui Hormozui tai pavyko. Jeigu nežino, tai Alex Hormozė yra vienas iš tokių žymesnių žmonių, kurie dabar turi kelių šimtų milijonų savo imperiją ir daro verslą, kad kiti uždirbtų pinigų ir ateitų pas jį dar daugiau pinigų atnešti. Tai jis nuo to ir pradėjo. Jis pradėjo nuo to, kad atidarinėjo savo džimus, jam nepasisekė, ėjo mentoriauti pas kitus džimo savininkus ir to pasakoje susirinko tiek patirties, kad pradėjo pastoviai atidarinėti džimus. Ir ten truputį ilgesnė istorija, pagražino, bet jis savanoriavo. O šitą tai, man atrodo, nieks nenori girdėti. Kaip tik. Tai va. O vienas iš tokių įdomesnių dalykų, tai kad tu privalai save investuoti. Neįmanoma investuoti į save ir tikėtis, kad kažkas tau kažką atneš, kažkas nutiks. O pavyzdžiui, už nugaros man nieko nėra,
Bet priekį, nu, vaikšto žmonės. Visi gyvena savo gyvenimus. Tu gali to žmonės irgi traukti savo gyvenimą, jeigu tu nori. Bet, nu, vien šnekom to nieko nebus. Tai va, aš va pasakau, kamerą nufilmavau, tie žmonės dabar bus įamžinti video. Tai tu irgi tai gali padaryti. Karočią. Viskas, reikia šūtinti. Šalta. Viskas. Šalta. Aš jau pasakiau, viskas, varom. Šalta.